Lietuvos Tarybų socialistinės respublikos sostinė. Jau 7 šimtmetį stovi prie Neries šis miestas. Daug patyrė ir matė jis per tą laiką. Ne kartą jį buvo nušlavę karai, badas, epidemijos. Jo rūmai, aikštės ir gatvės byloja apie daugiaamžę lietuvių tautos kovą už savo laisvę, primena brangius mums vardus. Čia lankėsi Petras I, gyveno ir veikė karvedys Kutuzovas. Šiomis gatvėmis Adomas Mickevičius ir Simonas Daukantas vaikščiojo į senąjį Vilniaus universitetą. Čia veikė ir didvyrių mirtim žuvo revoliuciniai demokratai Kostas Kalinauskas ir Zigmuntas Jarakauskas. Vilniuje lankėsi didysis Leninas. Čia pradėjo savo revoliucinę veiklą Feliksas Dzeržinskis. Vilniuje buvo paskelbta tarybų valdžia. Suduodama triuškinančius smūgius, tarybinė armija baigė vyti hitlerinius grobikus iš mūsų šalies. Šaunūs 3-ojo Baltarusijos fronto kariai, vadovaujami armijos generolo Černiachovskio, priartėjo prie Vilniaus. Dienas truko kautynės dėl miesto. Kova vyko už kiekvieną gatvę, už kiekvieną namą. Liepos 13-ąją Vilnius buvo galutinai išvaduotas. Su džiaugsmo ašaromis akyse vilniečiai pasitiko savo išvaduotojus, tarybinės armijos karius ir narsiuosius tarybinius partizanus. Kalnai smilkstančių griuvėsių, 6000 sugriautų vien gyvenamųjų namų, taip atrodė tomis dienomis Vilnius. Gilaus patriotinio jausmo vedini, vilniečiai jau sekančią dieną ėmėsi tvarkyti savo mylimą miestą. 6 milijonus darbo valandų jie atidirbo sostinės atstatymo talkose. Su didžiuliu pakilimu vilniečiai ėmėsi vykdyti Vilniaus atstatymo ir rekonstravimo planą. Griuvėsių vietoje išsivystė didžiuliai statybos darbai. Per 10 metų po išvadavimo mieste iškilo nauji fabrikų ir gamyklų korpai. Ir dabar Vilniaus pramonė išleidžia 15 kartų daugiau produkcijos negu 1945 metais. Išaugo nauji kultūros švietimo, buitinio aptarnavimo įstaigų pastatai. Naudojimui perduota daugiau kaip 200 000 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto. Puikiomis aikštėmis, skverais, monumentiniais paminklais pasipuošė miestas. Partijos ir tarybinės vyriausybės rūpinimosi, atkaklaus tarybinių žmonių darbo dėka, naujam kūrybiniam gyvenimui atgimė senasis Gedimino miestas. Per 10 laisvo gyvenimo metų drauge su miestu išaugo ir jo žmonės. Geriausi jų portretai puošia garbės lentas. Jų tarpe įžymusis garvežio mašinistas sunkiasvorininkas Cicėnas, spartuolė tekintoja Iljina, garsus Vilniaus statybininkas Dubovskis. Liepos 13-oji. Ta diena vilniečiai pagerbė šviesų atminimą tų,
kurie savo gyvybių kainą iškovojo mums laisvą ir šviesų gyvenimą. Vilniaus išvaduotojo generolo Černiachovskio paminklo papėdę padengė vainikai ir gyvų gėlių puokštės. Tūkstančiai vilniečių susirinko į karių kapus Antakalnyje. Brolių kapuose ilsisi bendrų kovos žygių draugai, kariai ir partizanai. Ir šalia lietuvio, kritusio mūšiuose už Vilnių, guli didžiosios rusų tautos sūnus, guli karys ukrainietis, baltarusis ir kitų tarybinių tautų sūnus. Niekomet vilniečiai nepamirš, kam jie turi būti dėkingi už išvadavimą. Nepaisant blogo oro, sostinės darbo žmonės gausiai susirinko į Gedimino aikštę. Čia įvyko mitingas, skirtas Vilniaus išvadavimo iš hitlerinių grobikų 10-osiams metinėms paminėti. Kaip didžiulę džiaugsmo šventę paminėjo vilniečiai Liepos 13-ąją. Tūkstančiai sostinės gyventojų pabuvojo stadionuose, kur šventės garbei buvo surengtos sportinės varžybos. Linksminosi sostinės parkuose. Dalyvavo liaudės vaikštynėse. Galingus reutų gyvenimas veržėsi pirmin. Dar platesnės vystymosi perspektyvos atsiveria senajai tarybų Lietuvos sostiniai. Dar šviesesnė ateitis laukia visos lietuvių tautos, kuri komunistų partijos vadovaujama, drauge su visomis tarybinėmis tautomis, žengia į šviesų žmonijos rytojų komunizmą.